tai aš nesu jokių stiprių rankų. Kartais žmonių, kai klausia, tai ko reikia tokio viršininko, vat, kad taip trenktų kumščių per stalą ir taip viską padarytų, taip, viską, kad jis viską žino, viską gali, viską padaro. Tai, mes tokių viršininkų žinom, kur yra, taip sakant, gyventi ten ne kažinką. Tai ir kažkaip vat, nesinorėjo tokio galbūt nesupratimo dėl to žodžio stiprus. Bet paskui aš pagalvau, tie žmonės iš tikrųjų yra velniškai silpni, kurie šitaip elgiasi, kurie šitaip vadovauja, kurie šitaip lyderiauja, todėl kad jie visą laiką bando kažką įrodyti kitiems. O žmogus, kuris neturi kažko įrodinėti kitiems, kuris turi savo, sakykime, autoritetą, savo patirtį, savo žinias, savo gebėjimus ir gali juos pritaikyti, mano supratimu, yra stiprus žmogus. O jeigu stiprus žmonės yra mūsų valstybės lyderiai, tada ir šalis mūsų yra stipri. Gal galite atskleisti, iš kokių variantų dar rinkotės, ar buvo kažkokių tai dar? Aš manau, kad ten variacijų šito šūkio matyt pakeliui dar